Čia toks senoviškas galvosūkis, jis vadinasi išvaduok žuvį. Pasižiūrėkime atidžiau. Matosi, kad virvutė užrišta ir kilpa užnerta už žuvies žiaunų. Vėliau ta virvutė eina pro peleką ir kitam kampe yra plūdė. Ta plūdė taip užverta, kad nenusimauna. Tai va. Ir kaip dabar reikia žuvį išvaduoti, kad jinai nebūtų apraizgyta ta virvele ir nuimti tą plūdę. Kaip matom, plūdė nepralenda pro šitą skylę, o čia su kilpa užnerta ir užrišta patikimai. Tai šito galvosūkio sprendimas yra atlikti paeiliui keletą veiksmų, tam tikrą algoritmą, kad žuvį išvaduotumėm. Tai pradėti reikia nuo tos kilpos, ją traukti, atlaisvinti, kad laisvumo turėtumėm ir tada šitą kilpą prakišti į kitą peleko pusę ir visas sprendimas jau yra čia. Tada plūdę prakišti pro kilpą, o pačią kilpą vėl traukti į priekį ir va taip ištraukti visai. Žuvis išvaduota, virvė su plūde nuimta. Kaip dabar sugrąžinti į tą pirminę padėtį? Tai viską darom iš kitos pusės. Kilpelę prakišti pro peleką, tada prakišti pro žiaunas, patraukti ir prakišti vėl į kitą peleko pusę, ten kur plūdė. Plūdę pro kilpą, o kilpą sugrąžinti prie žuvies žiaunų ir užnerti patikimai. Tai va, toks paprastas galvosūkis, jo sprendimas nesudėtingas, tinka ir mažesniems vaikams, kad suvoktų, kaip čia viskas padaryta.